sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Žinau, jau senai keliau video. Aš tiesiog nelabai turėjau idėjų ir nelabai turėjau laiko, kada filmuoti, tai dabar, manau, filmuosiu truputį mažiau, gal kas 2 savaitės kažkur. Pažiūrėsiu, nes kas savaitę man net neįmanoma. Nes dabar dar pradėjau dirbti vasarą. Tai dar sunkiau gaunasi. Tai aš dabar tiesiog pasiruošiu darbui. Tai susiruoškite su manimi į darbą. Tai aš visą laiką deduosi šitą saulės kremą. Kol kas mano dienos buvo nuobodžios, tiesiog gaunasi aš dirbu nuo pirmadienio iki penktadienio ir tada turiu laisvą savaitgalį. Ir taip dabar jau 3 savaitės gaunasi dirbu. Taip. Prieš tai buvo egzaminai. Buvo labai sunku. Iš tikrųjų buvo sunku. Kažkaip visiškai galvau, kad bus geriau egzaminai eisis, bet man buvo visiškai blogai dėl to, kad tiesiog po pirmo egzamino pradėjau kosėti. Ir tada kažkaip visus kitus egzaminus jaučiausi taip blogai, nes atrodė, kad buvau tokia pusiau susirgusi. Tiesiog mane užkrėtė kažkas pirmam egzamine. Bet šiaip tai, nežinau, praėjo tie egzaminai, dabar tiesiog koncentruojasi į kitką. Tai va, užsidėjau šitą saulės kremą, dabar dėsiuos truputėlį antakių želės, nes aš tokį labai lengvą makiažą pasidarysiu. Tiesiog greitų metų man bus išleistuvės, tai jau kitą savaitę gaunasi. Ir šiaip laukiu, bet tai truputį liūdna, kaip pagalvoju. Taip liūdna. Bet vis tiek kažkada turėjo baigtis mokykla ir ateis tas, pagalvoju, sunkiausias etapas. Nes mokyklai, kad ir sunku, pagalvojus apie universitetus ir kažkaip dar baisiau pasidaro. Man čia kažkokie spageliai atsirado ir aš vis bandau jas išnaikint. Ir jie man kažkodėl neįsinaikino. Dar aš pabandysiu šiandien vakare, nes kažkaip išnaikinsiu. Užsisakiau iš Vinted tokią ne vaizdo, o kaip čia pasakyti. Tiesiog fotografavimui kamerą. Bet aš nemanau, kad bus gera kokybė, nes, kainavo ne taip ir brangiai, nes tiesiog norėjau pasižiūrėti. Pirmą kartą vis tiek nusipirkau, tai tiesiog pabandysiu. Tai turėtų ją atsiųsti į tą paštomatą jau matau šią savaitę. Taip, šią savaitę. Tai laukiu to. Tai gal pasižiūrėsiu, gal pabandysiu pasifotkinti tam išleistuvės ar kažkur ir pasižiūrėsiu, kaip atrodo nuotraukos. Ir gal tada kažkuriam vaizdo įrašą įkelčiau, užsidėsiu šitą. Ir labai mažai, man šiaip visai patinka šitas maskuoklis, jų turiu, kiek čia, mėnesį? Ne mėnesį, jau gal turiu 2 mėnesius. Ir visai geras, aš nežinau, aš dėsiuos ant savo rankos, tada taip, dėsiu ant veidą. Kaip jau yra vasara, jau nebereikia skaityti tų privalomų knygų, tai aš čia labai neseniai pasiėmiau kažkokią tokią knygą, visai patiko. Gal imsiu ir 3 dalį, nes aš netyčia pasiėmiau vietoj 1 dalies, aš pasiėmiau 2. Tai aš nežinau, kaip dabar skaitysiu, ar aš skaitysiu 1 ir tada 3, ar aš skaitysiu tik 3. Man patinka skaityti knygas. Visokias. Ne visokias, bet vis tiek patinka skaityti.
kai išduodavo mokykloje skaityti, man čia patikdavo. Nu, kitas, kokia man nepatiko. Man labai patiko Hamletas ar ten kažkas iš tų, nes man ten keisti tokie veiksmai, per daug veikėjų. Ne veikėjai. Kažkaip nepatiko ta pati istorija. Aš atsimenu, net pirmą nesupratau ten Hamletą. Labai neseniai skaičiusi kokią ten knygą. Irgi iš bibliotekos kažkokią tokią detektyvinę. Čia gegužės mėnesį ir šiaip visai patiko. Čia buvo tiesiog iš mano sąrašo. Buvo neprivaloma. Patiko knyga, nes aš tada pasiėmiau 2 knygas. Ten turi šiaip daug dalių. Kaip skaičiau internete, turėtų būti 40 dalių. Tas kaip serijos ar kažko, bet aš pasiėmiau tik 2 ir man visai patiko. Pasižiūrėsiu, ar aš nufilmuosiu, kai ruošiuosi išleistuvėm. Bet galbūt ir nežinau, ar aš nusifilmuosiu, galbūt tik nuotraukas įdėsiu. Dar pažiūrėsiu, nes dar kitą savaitę yra. Tai pamatysim. Bet šiaip dabar šitą naudoju Paparazzi Banana Powder. Ir kaip jūs matote, tiek mažai, kažkur nukrito, jo tiek mažai lieka, tai aš jį, ne šitą, ne tokį patį nusipirksiu, o nusipirksiu kitokį. Manau, jau šią savaitę, nes reikėtų. Dabar buvo pastarą savaitę gana blogi orai, bet dabar kai žiūriu, dabar atrodo šviečia saulė. Bet šiaip lauke yra tik, kiek čia, 15 šilumos, aš tiksliai nežinau. Bet galbūt mažai šilumos yra, bet nors šviečia saulė, o ne lyja lietus. Toks mėlynas. Aš galbūt čia per daug plepu, tai aš nežinau, koks čia bus ilgio. Ar bus ilgas vaizdo įrašas, ar trumpas, bet manau, bus gana trumpas. Tai aš truputį įsidėsiu šitą lūpų pieštuką į kampelius. Ir aš gal įsidėsiu tą tokį... Šitas labai gražus. Aš atsimenu, buvau Kaune prieš 3 mėnesius. Kažkiek mėnesių ir tada nusipirkau tokį lūpų blizgį. Galėjau iš bet kur, bet tiesiog tada buvau Kaune. Ir šitą iš Kauno nusipirkau. Ten Eurokoso. Tai man šitas labai patinka produktas ir šitas. Dauguma mano produktų, kuriuos aš turiu, man patinka. Tiesiog, kad aš turiu išnaudoti kažkaip šitą bronzerį, nes man jis šiaip, šitas labiausiai produktas, jis taip per daug nepatinka. Aš čia vertinčiau jį kokiais 7 iš 10. Tik dėl to, kad man kažkaip sunkiai su juo dažytis. Sunkiau. O šitas biskutis yra perfect. Toks gražus. Aš man atrodo rodžiau kažkokiam vaizdo įraše. Dare to Divulge bus baigtas. Dar turiu truputėlį laiko ir tada jau reikės eiti. Aš galiu parodyti, kokius kvepalus naudoju. Aš naudodavau tokį kūno kremą, jį užsidėdavau ant rankų ir tada kaip jis išdžiūdavo, papurkšdavau tokį kūno miglą. Šiaip labai patinka šitas toks labai skanus kvapas. Tiksliai nežinau su kuo, bet su kažkokiam ten gėlėm yra. Tai šiaip yra toks saldesnis, bet šiaip man patinka tokie saldesni kvapai. Ir tada ir tokį turiu. Jį nusipirkau prieš 2 metus, nupirko mano gimtadienio progą. Tai šitas irgi kvepia labai saldžiai. Labai geras vasarai. Tai užtat aš šitą dabar dažniausiai naudoju, labai mažai tik pasipašu. Tikiuosi jums patiko šitas. Gan, šiaip tikrųjų truputį nuobodus gal šitas vaizdo įrašas, bet tikiuosi jums patiko. Ir tada susitiksime, manau, kitame vaizdo įraše.